kvepia pušynai, kvepia šilojai, šunės loja. Wow. Keliamės į Ispaniją. Nauja tema šią savaitę. Tai yra gaisrai. Ir laukiniai gaisrai, kurie pražudė 12 žmonių Ispanijoje. O Jėzau Marija, nu tik kaip baisu iš tikro, kai pagalvoji, aš negaliu patikėti, ant tiek gamta yra įdomi ir žiauri tuo pačiu, kaip sakant, geriausia, ką mes turim, bet jinai visą laiką nori kažką mums padaryti. Čia klausiau Neil deGrasse Tyson, tai jisai sako, čia visi įsivaizduoja, oi kokia gamta graži, tai bet iš tikrųjų jinai, kai tik tai randa kažkokį tai priežastį, iš karto bando mus žudyti ir mes kažkaip bandom išlikti. Na, iš tikrųjų tai po to gal šiek tiek ten tų faktų pavarysiu apie Ispaniją. Šiaip noriu pasidalinti savo patirtim pradžioje apie tuos gaisrus laukinius. Kadangi pats gyvenu Portugalijoje, tai esu kažkiek girdėjęs ir esu kažkiek susidūręs su visais šitais dalykais. Žiauriai sausa, ta prasme, čia šiauriai Portugalijoje dar ne taip, bet jau apie vidurį ir apie pietus Portugalijos tai galima patylėti, ta prasme, nu taip sausa, kad man kaip lietuviui tai sunku iš tikro net įsivaizduoti. Nu realiai galima sakyti, ta prasme, kaip viena didelė šieno kupeta, va taip, ten, žinai, nu tai dabar įsivaizduok, jeigu kažkokį tai vieną pagaliuką šieno kupetą išdegsi, tai kaip tenais sausoji, žinai, tai kaip ten viskas nesudegs tau, žinai. Tai va, ir esmė tai tokia, kad dažniausiai tie gaisrai būna bent jau Portugalijoje, tai žmonių pačių sukurti, padaryti, patys žmonės ten padega juos. Dažniausiai specialiai. Yra didelė labai vyno kamščių, aš dabar galvoju, kaip cork tree lietuviškai, tai net nežinau, vynmedis, gal ar aš nežinau, iš kokio medžio ten darosi ten tie vyno kamščiai, bet žodžiu, čia didžiausia vos ne Portugalijos industrija yra antra pagal dydį, nes yra turizmas ir yra po to tas cork, tai iš ko gaminama vyno kamščiai. Tai tas medis, jis žiauriai greitai auga kaip piktžolė ir ten 5 metais jau ten belia kokio dydžio. Tai realiai degina ten tuos miškus Portugalai, kad galėtų naujai užsodinti ten tais cork, bent jau taip man sakė vienas Portugalas. Tai čia toksai bear with me, take it with a grain of salt. Pats buvau prieš kelias savaitės gamtoj, nu taip sausa, ta prasme, yra 10 000 eurų bauda, jeigu darai laužą gamtoj. Ir aš ten buvau apsistojęs pas tokį vokietį, jis ten Airbnb nuomoja, ir jis turi ten designated tipo paruoštą vietą, kur galima kurti tą laužą. Tai aš galvoju, jisai sako, žinai, nu tai ten pabandyk, čia, žinai, taip toliau, ten vakare, okei. Galvoju, okei, nu pabandysiu, tai ta prasme, pirmą naktį tai turėjau nusipirkęs tą tokį mažiuką preparačiuką, kur viskas jau paruošta, ten stalą pasidedi, ten pasigrilini kažką. O po to galvoju antrą dieną, nu gerai, reikia pabandyti ten užsikurtą laužą. Tai aš jau ten apstačiau tą laužą akmenim, ten 3 aukštais, kad ten tik tais niekad neišbėgtų. Ten, nu, daugiau streso buvo realiai, negu kad malonumo ten tą laužą kūrenti, nes ten tik kažkas praktelna ir iškart baisu, kad ten nepradėtų viskas degti. Aš ten minimaliai ten su žiauriai maža ugnim, kad net neišėjo pasikepti ten nieko, ten laikiau ten pusvalandį gabalą mėsos, tai ten iš viso net nesureagavo ten visa pašilo ir tiek, nes, baisu tiesiog ten, kad nepradėti ten to gaisro. O šiais metais tai yra dienos, savaitės netgi, kur neleidžia žmonių į miškus, yra uždrausta eiti, kad jie tenais nepridarytų nesąmonių. Tai va taip bando saugotis šiais laikais. Sako, jūs net negalite eiti tuos miškus ten tam tikrus, kur ten žiauriai sausa, tai net neįleidžia žmonių.
Tai va, tai tokios žinios, kaip čia Portugalijoje viskas. Buvo dar irgi, buvau prieš kelis metus Lietuvą grįžęs, tai grįžau namo, buvo čia tie gaisrai, aišku, nebuvo taip šalia namų, bet nors ir langai uždaryti buvo, bet vis tiek prieėję pelenų, ten visas stalas padengtas pelenais, nors ten, nežinau, ten tas gaisras buvo, nežinau, už kiek ten tų kilometrų. Nu, žodžiu, čia man kaip lietuviui, tai sunku suvokti, pas mus tie miškai tokie vis tiek šlapi, drėgni, eini į tą mišką, tai ten ir ta rasa, ir viskas, ir samanos, viskas drėgna, šlapia, tai ten tai baisiai gal nedegtų, nes ir taip sunku susivokti, kaip čia sakau, ant tiek sausa. O dabar, grįžtant į Ispaniją, nu tai čia prieš 3 dienas buvo tas gaisras ir, kaip supratau, elektros vienas bokštas nukrito ir viską ten pradėjo deginti. Tai buvo 12 žmonių mirusių, kaip minėjau. Bandė, visi, kaip suprantu, yra užsieniečiai, bent jau kol kas taip sakoma. Ir 4 bandė pabėgti, kai būna tokios upės, kurios yra išsausėję ir nebėra ten upių, tai tos upės vaga bandė bėgti ir jos ten kaip tik jie ten papuolė ten iš visų pusių, kaip supratau, į tą gaisrą ir sudegė. Kiti buvo peškute bandė eiti ten per tą išsausėjusią upę ir irgi papuolė. 1405 rezidentai buvo evakuoti, 460 emergency workers buvo pasiųsti ten padėti su tuo visų reikalu. Sudegė 3000 hektarų. Žiauriai daug. Čia buvo prasčiausias nuo 2005 metų šitas gaisras. Jie kaip išsiaiškino, kas tenais buvo kad užsieniečiai, tai nes automobilis buvo su kitoje vairo pusėje, bet šiaip tai ten nieko iš jų nelikė, tai čia dar nenustatytos tos asmenybės, tai dar neaišku. Tai va, tai tokios žinios, baisu. Ta prasme, irgi būna ten tokių, tu važiuoji į tą Portugalijoje pietuose su automobiliu ir taip prasideda tokia migla kažkokia, žinai, ten kaip 1 metais čia buvau, tai kažkas čia, sakau, yra, tai čia gaisrai, sako, žinai, užsidaryk langus. Ok. Toksai, nežinau, turiu draugų ir iš Kalifornijos, tai irgi kaip ten kokių atsiunčia video, ten, kaip buvo ten tie gaisrai čia prieš kelis metus. Jau čia tapė turbūt klasika, ten tie gaisrai, ten kiekvienais metais gal būna. Šiais metais šiaip gal nelabai girdėjau, kad Kalifornijai būtų, bet kad kai atsiunčia ten kokį video, tai, nu, kaip pragaras atrodo, krenta tie pelenai, ten iš dangaus viskas krenta, ten atrodo važiuoji gatvėje, ar ten kokioje autostradoje ir aplinkui tave, ten prarajos kažkokius ten deguliai. Tai va, dar buvo vienas toksai šokingesnių, tai čia Portugalijoje buvo video toksai pasklydęs pernai, man atrodo, ar užpernai, kad ten tie gaisrai vyksta, vienas bachūras ten, nu kaip bachūras, gal labiau bachūretė, o gal net ne bachūretė, o senegalas, seneliumbas. Ten stovi ten vidury to miško ir rūko cigaretę ir ten taip, lyg niekur nieko, ten tiesiog meta kansarą, baiką, ten toliau, kad degtų viskas. Nu tai jo, toks pažvengti galima, bet toksai irgi žmonės, nu nelabai kažkaip, nežinau, būna kas gaudosi, būna kas nesigaudo, turbūt taip. Tai va. Nežinau, ką reikėtų iš tikro daryti tokiu atveju, jeigu čia prasidėtų kažkur arti tie gaisrai, kaip čia bėgti, kur čia bėgti, aišku, tai turbūt būtų, jo, lipi į mašiną, važiuoji, bet kur važiuoti? Nežinau. Gal kažkur prie vandens, kad į tą vandenį lipt, gal kad ten nesudegtų, bet šiaip tai jo, užuojauta visiems ir tikiuosi, kuo toliau, tuo mažiau būtų. Gal va tokie ir yra tie sprendimai, kad uždraus žmonėm eiti tais laikais tuos miškus. Aišku, ten pietuose infrastruktūra ten, tai čia
ta prasme pietų Europai, tai taip ir būna, kad ten krenta po to ten kažkokie bokštai. Maintenance'as nėra skandinaviško lygio ir net nelietuviško lygio, tai kažkas ten pažiūri po pietų atvažiavęs po poros vyno litrų, ten koks nors darbininkas, geras tas bokštas, ką čia, nėra čia ką tvarkyti, viskas čia bus gerai, po to ir nukrenta. Tai va, keliamės į antrą temą, varom į UK. Tai ten vyksta vėl permainos, čia paskelbė Keir Starmeris, kad jisai palieka Primo postą ir dabar jau, kaip sakant, per 10 metų bus 7-asis PM-as UK. Nu tai hebrytė, ten jie pasimetė gerai. Ir čia manau, kad yra daug visko susiję su istoriniais įvykiais, kas įvyko prieš dekadą, kaip mūsų gerieji salos draugai nusprendė išeiti iš Europos Sąjungos. Tai manau, čia viskas labai susiveda puikiai. Tai esmė, kad šitas naujas PM-as, tai kuris bus išrinktas, tai jisai yra Andy Burnham. Kaip sakant, Andys sudegęs kumpis. Tai jisai yra vadinamas King of the North. Jisai buvo beveik 10-metį Manchesterio meru ir jam, jis ten kažkaip labai prilipo tą Manchesterį. Ir dabar jisai, kadangi kaip renkamas tas PM-as yra visų pirma, tai Anglijoje, kaip mes žinom, yra ten ta partinė sistema ir kurią partiją žmonės išrenka, tai tada tos partijos lyderis ir tampa to PM. Bet kadangi dabar rinkimai buvo prieš 2 metus ir dabar nebus perrenkama valdžia, tai kai pasitraukė Primas, kuris yra valdžioje vidury kadencijos, tai tada tiesiog be rinkimų išrenka tie patys partiniai žmonės, kas bus sekantis tas Prime Minister. Tai žodžiu, tas Andy Burnham net nebuvo parlamente, tai jis ten kažkaip greitai susišaudė tą vietą, kad papultų į tą parlamentą, nežinau, kažkaip ten įlindo. Ir kad žodžiu, ten didžiulė dauguma, ten 322 darbo partijos, Labour Party žmonių iš 403 išrinko jį, kad jis bus sekantis tas. Tai jisai turėtų po savaitės pradėti jau šitą kadenciją savo kaip valdovas šalies. Kaip žinom, ten monarchija yra ir karalius, Čarlzas dabar, jisai yra toksai labiau kaip simbolinis, o ten viską valdo tas parlamentas ir PM-as, tai bus kaip didžiausias žmogus. Tai ką galiu pasakyti, jisai bus 7-asis per 10-metį, tai pakeitė, tai kiek čia gaunasi, 1,2 metų, taip pat maždaug taip išlieka. 27% Britų galvoja, kad tai yra gerai, kad jisai bus be jokio balsavimo išrinktas. Tai nelabai daug palaikymo jis ten turi. Bet esmė tai tokia, kad jisai ką? Tas naujas PM-as, jisai Manchesterį visai kaip ir gerai judėjo, bet jis toksai, kaip suprantu, labiau apie vaibą negu apie detalės. Geras kalbas sako ir šiaip pakeičia savo nuomonę dažnai, jeigu ten kažkokį turi, tai spaudimą iš šalies. Ačiū Dievui, kad jis yra už NATO ir palaiko Ukrainą, tai čia iš karto yra pliusas. Ir ką jisai galvoja, ta prasme, čia jo agenda kokia, tai jisai turi kažkokią tokį
vadinama Manchesterism politika, nes dabar viskas yra labai sukoncentruota Londone, tai jisai nori, kad visa valdžia, pinigai ir galia būtų labiau pasiskiršius per visą UK. Ne tik, kad Londone viskas sėdėtų, tai Anglija, jinai, ta prasme, nėra pati didžiausia šalis, bet nėra ir pati mažiausia, ir ten yra viskas ten labai prisiskirsta, susiskirsta. Tai ten pietinė Anglija, Londonas ir panašiai žiauriai skiriasi nuo šiaurinės Anglijos, ten, nuo visokių Manchesterių ir Leedsų, ten, kur darbo klasė ir raudonos plytos ir įvyko industrinė revoliucija. Tai ten labiau paprastesni tokie žmonės ir jiem ten, ta prasme, tas Londono posh gyvenimas, tai nėra jų kasdienybė. Tai tas Andy Burnham dabar tas noras paskirstyti visą tą labiau valdžią per visą Angliją, manau, yra visai logiškas. Aišku, kiek jam tas pavyks, tai čia sudėtinga pasakyti. Bet jo ten pagrindiniai, ta prasme, agenda ten, ką jis ten stumia, tai kad papigins autobuso bilietus ten, kad bus ten daugiausiai 2 svarai ten už autobuso bilietą. Tai nežinau, ar čia tokia jau labai didelė politika, tai toks labiau kaip vadinasi, oportunizmas, nežinau, kad klėdesizmas, kažkaip taip. Jam, aišku, ten irgi jisai apie tos veipus daug šteka, apie visokius tos ten corner stores, ten, kur ten gengai renkasi, tai nori tuos tenais irgi uždrausti ir panašiai, bet manau, kad gal reiktų pereiti iš tikro į didžiojo dramblio kambaryje etapą ir tiesiog išdėstyti, ką aš galvoju apie kas vyksta apskritai. Tai argi mums čia sunku suprasti, kad čia visa tai, kad keičiasi per 10 metų tie 7 primai, tai tiesiog senas geras palikimas Brexito? Ar mes šiek tiek dar galim laiko apsimetinėti, kad ten, ta prasme, viskas tvarkojam? Tai šokas, ta prasme, man buvo tada, kai jie nusprendė išeiti. Populizmas užvaldė, kur tas žodis, tas populizmas visgi, kur sakiau, kad galas populistas, tas sudegęs kumpis. Bet, jie ten, ta prasme, tai kiek mes čia galim mokėti Europos Sąjungai pinigų, čia geriau mes patys ten naudosim tos savo pinigus ir jeigu klysim, tai bent jau būsim patys kalti ten. Tipo. Dar buvo tokių, kaip ten prieš tą Brexitą dar man ten aiškina tiesiai, kai žiūri anglas ir tai, supranti, būna labai gera kava, būna vidutinė kava ir būna prasta kava. Tai Anglija yra ta labai gera kava ir jeigu tu sumaišai ją su vidutinė ar prastesnė kava, tai jau ta gera kava nebetampa tokia gera kava. Oh my god, aš ten klausau ir galvoju, ką tu čia svaigsti, ta prasme, kiek tu ten pribrūžintas, ta prasme, apie tas kavas kažkokias. Kitas dalykas, tai vienas mano draugas darė akademinį straipsnį žurnalą apie Brexitą. Jisai pats yra iš Maroko, bet jis kaip ir amerikietis / marokietis. Ir jis ten visai lankstė apie tą Brexitą, ten, ta prasme, ten numerius dėliojo ir panašiai tam savo žurnale ir po to toksai prieš visą auditoriją. Žiūrėkit, tai čia tie numeriais, bet visi čia žinom, dėl ko jie nori išeiti iš tos Europos Sąjungos. Jie nori, kad būtų mažiau imigrantų ir musulmonų, ten, tipo, sumažinti kiekį. Tai tiek žinių, tipo, keistis klaust. Tai, bet aš nežinau, ta prasme, nejaugi ten tie anglai tikrai galvojo, kad išeidami iš Europos Sąjungos jie sumažins musulmonų kiekį Anglijoj, nes tie musulmonai kaip ir gal ne per Angliją ateina ten ir tie pakistaniečiai. Taigi, kaip žinom, kad Pakistanas į Indiją anksčiau buvo viena šalis ir kaip žinom, kad buvo Anglija kolonizavus ten tą Indiją ir panašiai, tai dėl to ten tų pakistaniečių ten tiek daug ir privažiavę dabar.
jau nuo senų senovės, ten jau jie pradėjo važiuoti, nežinau, 70-ais kokiais gal turbūt. Ir po to, aišku, prisidėjo visokie kitokie ten tie Afganistanai ir taip toliau. Britai labai edukuoti ir jie priima, ta prasme, žmonės tokius, kokie yra ir daug laisvės ten ir panašiai, tai benefitus duodu, tai ten taip vis ir privažiavo. Tai dabar sakyti, kad išeisime iš ES ir nebebus tenais musulmonų imigrantų, tai nežinau. Tai bet tai einam prie esmės. Tai dabar aš pasidariau tokį researčiuką, tai dabar taip sit with me, tipo, ok. Esmė tokia, kad jeigu Anglija nebūtų, or UK, nes Škotija irgi ten priklauso ir Velsas ir Šiaurinė Airija. Tai jeigu UK būtų neišėjus iš ES, jo ekonomika būtų 6-8% didesnė. Tai dabar jų ekonomika susitraukia per 10-metį, palyginus relatyviai 6-8%, kas yra žiauriai daug. Kiekvienais metais jie praranda nuo 125 iki 180 milijardų svarų, kad jie nėra ES. Tai kas čia pusė Twitterio? Nu jo, Amerika su savo, ta prasme, sumom ir panašiai, tai jo, čia ta 180 milijardų, tai skamba toksai, kad čia ketvirtadalis ChatGPT ar ką. Nu, bet ta prasme dideli pinigai, tai įsivaizduokim, jeigu yra kiek ten 60-80 milijonų žmonių, kažkas tokio, Anglijai, tai 108 milijardų prarasti kiekvienais metais dėl to, kad tu išstojai, nu, nėra gerai. Investicijos yra nukritę 12-18% per 10-metį ir dabar jau po 10 metų 57 Britų sako, kad 57% sako, kad buvo blogas sprendimas. Ir tik tais 30% sako, kad buvo geras sprendimas išeiti. O dabar dar kitas šaltinis, tai, nu, ne kitas, yra faktas, kad 52% prieš 10 metų balsavo išeiti, 48 likti, o dabar kitas šaltinis teigia, kad 52% norėtų grįžti. Tai va, ES, tai ta prasme ten beveik nepajuto, nes ES į UK eksportuodavo maždaug apie 7-8%, o UK eksportuodavo 45% į ES. Tai va, ir jie nors ir būdavo vieni didžiausių kontributorių ES, UK, ta prasme, kad jie daugiausiai išleisdavo pinigų ant ES, bet jie realiai daugiausiai ir atgal gaudavo. Tai tie populistai ten su tais autobusais 2 aukštų raudonais, kur buvo ant šonų parašyta, kad let's give Britain back to our own people. Nu tai prašovė baisiai, ta prasme. Ir mum, aišku, nu nieko gero, ta prasme, geriau mes turėtume tą kito ES, tai čia be klausimų, bent jau mano asmeninė nuomonė. Tai va, bet dabar klausimas, ar ta ES, jeigu ta UK sakytų, nu gerai, mes čia vėl norim, tai dabar čia jau vėl čia mes išskėstom rankom priimtume juos. Nežinau, manau, kad dabar grįžtat gal tai bus labai sudėtinga. Tai va, tai man atrodo, šitie visi PM ir panašiai 7 per 10 metų, nu tai yra tas didysis dramblys, kaip aš ir minėjau. 10 metų Brexitui buvo blogas sprendimas, visi tą, nu ne visi, bet dauguma tą supranta. Ir dabar UK žmonės generalizuojant, tai kad jie
tiesiog nešneka apie tai labai, nes jų pačių buvo blogas sprendimas ir tada ieško atpirkimo ožių, nu tai vieną Prime pastatom, ne, tai blogai vis tiek, nu tai antrą Prime, nu tai vis tiek blogai. Brangu ten, aš atsimenu, mes ten, aš turiu ten giminių UK, tai ten, kai anksčiau važiuodavai prieš tą Brexitą, tai viskas ten pigiau, ta prasme, šmutkės, ten, nežinau, daiktai, visokie tokie konsumerizmo dalykai apsimokėdavo ten pirkti. Dabar nuvažiavam, žinai, ten reikia, sakau, ten žmona buvo pirmą kartą ten, noriu čia kėdų nusipirkti. Davai, važiuojam, pasižiūrėsim, tipo, sakau, gerai, čia visą laiką su daiktais, čia, nu, fainai apsipirkinėti, tipo, daug visko patogu ir pigu. Nuvarom, tai kad žiūrim, kad ten, ta prasme, Portugalijoje mes ten galim 20-30% pigiau viską rasti. Tai, nes ir tie muito mokesčiai užsidėjo, importo, eksporto, ten, nėra to free trade'o tokio, koks buvo anksčiau. Tai va, ar ten viskas labai jau ten supuvę ir krenta ir ten jau jie tenais nebeišgyvena ir neturi ką valgyti, nu tai ne, aišku, kad ne. Bet ar jie, ta prasme, nu 8%, jeigu ekonomika galėtų būti geresnė, tai čia, nu, milžiniški skaičiai, ta prasme. Per 10 metų, kiekvienais metais prarandinėti po beveik 200 milijardų. Tai va. Tai tokia antra tema, kad UK žmonės kaltina visus kitus, tik tais ne patys save. Gal kažkada ateis, gal prašysis, belsis atgal. Žiūrės. Keliamės į Italiją, trečia tema. Venecijoje nori uždėti dar didesnius įvažiavimo mokesčius ar turistinius mokesčius, progresyvius mokesčius. Tai šiais laikais dabar yra, kad yra 60 dienų vasara, kur reikia mokėti turistam ten 5 arba 10, nuo 5 iki 10 eurų priklauso, kada tu tenais užsisakai ten varyti. Ir žodžiu, dabar naujas meras Simone Venturini sako, reikia mums dinamiškų kainų. Tai kažkas panašaus būtų kaip, kad lėktuvo biletai, kad ten, tarkim, jeigu savaitgalį atvarai ir vasarą, tai tenais gali ten tau ir 50 eurų būti už biletas į Veneciją. O jeigu ten pirmadienį ten kokį nors ten atvarai, ar ten antradienį, kur mažiau žmonių, tai gal ten tada ir bus ir mažesnis tos kainos. Tai va, jie kaip ir bando spręsti tokią paviršutinę problemą, kad daug tų turistų, o iš tikro tai didžiausia problema, kad tenais labai sumažėja yra gyventojų, kurie ten apskritai gyvena. Nes 50-aisiais, tai prieš 75 metus, ten gyveno maždaug 175 tūkstančiai žmonių. Dabar šiandien gyvena 48% žmonių, tai čia 3 kartus viskas susitraukia, dar nedaugiau. Bet dabartinis skaičius rezidentų nuolatinių 48 tūkstančiai, tai yra netgi mažesnis negu kad kiek yra siūloma turistinių vietų, ta prasme, kur išsimiegoti, tai yra 52 tūkstančiai turistinių lovų, o nu tai 3 tūkstančiais daugiau turistų gali apsistoti, ta prasme, negu yra vietinių. Ir 33% namų, kurie yra pačiam istoriniam centre, yra tušti ir jie yra paliekami ten visokiem Airbnb, ten bookingam ir panašiai. Tai dabar jie taip pat deda tą mokestį ir bilietus įvažiuoti į miestą ir nežinau, aš kai dirbau Nidoj kopų prižiūrėtojų, tai man teko dalyvauti keliuose ten susitikimuose, kur sprendė ten tos įvažiavimo mokesčius į Nidą ir panašiai. Tai nežinau, tai čia toksai once you go black, you never go back, žinai, kur ten įvedė tą mokestį 5 pradžio eurai, po to 10, po to 20, po to 50, dabar aš jau nežinau, ten senai buvau, tai gal jau ten ir 100 eurų automobiliui.
Tai va, tai nežinau, ar ten tų turistų mažėja toj Nidoj, kai ten tiek įleidžia, gal tiesiog pasikačia tie turistai. Aišku, ten jie visą laiką turi tą, nu tai jūs su autobusu visą laiką galite atvažiuoti pigiau. Tai jums nereikia mokėti už tą automobilį. Nežinau. Prabanga automobilis kaip ir Nidoj yra tas UNESCO saugojimas ir panašiai, gamta, vienintelė vieta Lietuvoje. Bet ten irgi, aš kai dirbau tose kopose, ten pavyzdžiui prie negyvųjų kopų, jau dabar Naglių rezervatas, kaip ten vadinasi, kad tiesiog paimta ir visa ta nerija tiesiog šitam kilometrų ruože yra saugoma teritorija. Bet ten, pavyzdžiui, kaip ir mes šnekėjom su gamtininkais, kad ten, ta prasme, toj pusė, kur yra tos negyvos kopos, tai viskas aišku, kad ten yra saugoma, bet kas kito gelio pusė, kodėl ten saugoma, tai ten neaišku iki šiol, tiesiog nuo tarybinių laikų buvo tai paimta toks tarpas ir saugoma tenai. Tai turbūt yra panašių dalykų ir su statybom. Aišku, mes tenais nenorim, kad tenai pristatytų visokių ten Hiltonų, Mariotų ir ten, nežinau, bele kokių ten viešbučių bele kokio dydžio, bet kažkokių laisvesnių žmonėm apgyvendinti ar tiem patiem turistam kažkokių naujų paprastų vietų, kur jie ten galėtų išsimiegot, pakristi, tai manau tikrai būtų visai cool Nidoj. Dabar, aišku, ten yra susidarius ta idėja, kad ten tik tais patiem turtingiausiam. Tai matyt, Venecija, tai aišku, eina panašių kelių, bet čia matom, ta prasme, sakau, padarys 50 eurų tai važiavimo, kitais metais 200, dar kitais ten 500. Ir čia, ta prasme, problemos yra kitur, ne kad daug atvažiuoja. Pavyzdžiui, Japonija irgi kenčia nuo didelio turistų kiekio, tai turistai, kadangi nelabai... Ir aš pats, kai Japonijai keliavau, tai ką, pirmą kartą, kai važiuoji, tai varai ten tuos, kur esi kažką girdėjęs ir taip po pirmam kartui, okei, ir taip jau ten viskas, kitaip, tai gali pabūti vieną kartą gyvenime ir turistas. Tai Osaka, Kyotas, Tokijas, ten dar Nara, užsuki dar ten prie Fuji kalno. Tai ką daro Japonija dabar, tai jie siūlo nemokamus skrydžius vidinius ir autobusus į kitus miestus, kad išvežt žmonės iš tų turistinių vietų, kad pamatytų, kad yra žymiai daugiau ką pamatyti Japonijoje, ne tik ten, ką yra žmonės girdėję. Tai visai yra įdomu, ta prasme, kaip jie bando su tuo kovoti. Man atrodo, gal irgi jie kažkokius mokesčius įvedinėja, arba bent jau mažina kažkokius tai nuolaidas turistam, nes ten Japonijoje, kai perki dalykus, užsienietis tai nemoki mokesčių, tai žymiai viskas tau pigiau būna, tai man atrodo dabar irgi šitą naikina. Tai va, tai šiaip tai liūdna, kad žmonės, kurie gyvena turistinėse vietose, kurie ten gimė ir augę ir ten turėjo savo kažkokius versliukus, nebegali tenais būti dėl to, kad turistai atvažiuoja. Aš niekad nebuvęs Venecijoje, tai nelabai turiu ką daug ten pasakyti, norėčiau kažkada tikrai aplankyti. Kai buvau mokykloje kokio nors, ten ta Venecija, tai atrodo, wow, ten viskas su gondolom, vandenį ten. Po to, aišku, išgirsti, kad ten tas vanduo smirda ir kad ten nepatogu ir kad ten daug tų turistų ir kad ten viskas ten fake tipo. Aišku, pamatyti vieną kartą gyvenime norėtųsi. Tai va, bet man iš tikrųjų patinka keliauti tokiose vietose turistinėse, kai nebūna tas pikas. Gal ten nepamatai ten visų sužydėjusių ten medžių, bet užtat ramiau kažkaip, be tų didžiausių minių gali pabūti. Tai va, tai tokia trečia tema. Tikėkimės, kad kažkas išeis gero. Gal susitiksim kitą kartą kokio ir Venecijoje tada.